Sveiki, šiandien yra kovo 30 diena ir aš pradedu mokytis. Taip, šiandien mokytis jau baigiau. Dabar visada parodysiu. Man sekėsi. Taip, tai dabar aš mokau šitame intro to python.org puslapyje. Iš tikrųjų, kiek aš žiūrėjau, tai labai patiko. Problema galbūt, kad viską skaityti reikia, bet kaip sakant, šiais laikais gal reikia kažką paskaityti, o ne vien tik tai video žiūrėti ir kursus kažkokius video formatu. Tai čia gana aiškiai ir taip atrodo, kad lyg ir kažkoks programuotojas tą rašytų ir vos ne, prisiliesti prie pačio praktinio programavimo duoda. Nes man gan patinka. Tai kaip ir schedule yra, tai kad dabar bandysiu aš tą intro to Python pabaigti. Čia dabar pagal mano turbūt, estimations, aš taip sakyčiau. Nes dabar perėjau šitą, čia nedaug buvo variables, strings and numbers ir lists and tuples įpusėjau. Tai čia dar turėtų būti gan nemažai, nes aš bandau visas daryti užduotis. Užduotis gan šiaip įdomios. Tiesiog teorija yra ir tada tą teoriją pritaikyti pačiam kodą rašyti. Tai pačiam kodą gan įdomu rašyti, nes kas buvo su Harvardu kursu, kad ten užduočių realiai nebuvo. Tai čia įdomu. Dabar galim pažiūrėti, ar ką išmokau. Tai kaip ir rodžiau, iš esmės pagrindė listai. Listai čia tiesiog kelis dalykus prisimenu, aš manau gan naudinga vėl perėti per tą naują informaciją ir tą galbūt kitaip mokytis, nes dar pats viską darau, tai kaip ir šitą įtvirtinu pačią pagrindinę informaciją. O dabar VS Code pasižiūrime, čia pats paskutinis mano dalykas, čia daug dariau, bet aš skirtingus failus nebesaugau, tai tiesiog kaip sen saugot darau. Ten, manau, aš nebegrįšiu, jeigu norėsiu ir sugrįžti, aš vis tiek žiūrėsiu šitoje vietoje, nes čia kaip ir viskas parodyta. Tai čia galim tiesiog pažiūrėti, kad čia vat paskutinėje vietoje, tai pop funkcija mokiaus, kur tiesiog iš listo išmeta vieną žmogų, kurį pasirenkia. Tai su tuo popu dar gali vėliau daryti kažką kaip variable, priskirti dar kažką gali išprintinti, bet šitoje vietoje tiesiog vat galima pažiūrėti, kas čia buvo prieš tai. Ai, čia gerai, šitą. Taip, tai čia iš esmės šitas turėtų išpopinti paskutinį žmogų, tai Gitaną Nausėdą, šitas turėtų išpopinti antrą žmogų, Mantas Stonko, šitas dabar reikia ir Dainius Žalimas turėtų likti. Taip, tai vat, mes matom, kad čia pirmas išpopino paskutinį Gitaną Nausėdą, tuomet antras popas turėtų Mantas Stonko išpopinti, jo, tai jo čia neliko, ir tuomet nulinis, tai dabar reikia išpopinti ir Dainius Žalimas lieka. Ir tada, kai viską išpopinam, no people left in the list. Tai tiek iš manęs šiandien, daug ką neturiu ką parodyti ir turbūt neturėsiu, kol moksiuos Introduction to Python, bet kaip sakant, man tas visas gan patinka, tai čia kokią savaitę turėtų trukti, aš manau, tai tą pereisiu ir tada žiūrėsim. Tai tiek iš manęs šiandien, mokymas tęsiu rytoj, jeigu galėsiu, nežinau, ar galėsiu rašyti, galbūt vėliau kelsiu, bet mokytis nesustosiu, kaip sakant.